Miškai – tai mūsų planetos plaučiai. Tačiau kiekvienais metais miškų vis mažėja. Dėl žmogaus veiklos nyksta gyvūnų buveinės, o klimato kaita tik stiprėja. Deja, ne visi supranta, kaip svarbu saugoti miškus ir juos prižiūrėti. Dėl to nusprendėme išsiaiškinti, kasgi rūpinasi miškais Lietuvoje. Kasdien tyliai, bet atsakingai savo darbą dirba miškininkai. Bet ar žinome, kas jie tokie? Mes paklausėme savo klasiokų, kas jų manimų yra miškininkas. Miškininkas yra žmogus, kuris atsako už tam tikrą miško plotą. Jis apsaugo medžius ir sodina naujus medžius bei kerta medžius, kurie nėra geri. Miškininkas tas žmogus, jis prižiūri mišką ir sodina naujus medžius. Ir miškininkas prižiūri, kad nebūtų jokių miško gaisrų. Miškininko paskirtis – sodinti medžius. Manau, kad miškininkas yra tas žmogus, kuris sodina augalus, kurie arba jau šalia išnykimo yra, kad jų daugiau būtų ir prižiūri miškus. Miškininkas saugo mišką, sodina medžius ir rūpinasi, kad nieks nepjautų. O tai kas iš tikrųjų yra miškininkas? Stebiu retas grybų, augalų, kerpių, paukščių rūšis, kurių kiekvienas nepastebės. Mes galime ne tik paliesti, užuosti, pajausti kaip šlama medžiai, bet kartu mes galime pamatyti tai, ką mato paukštis iš paukščių skrydžių, taikydami nuotolinius metodus. Šiuolaikiniai miškininkai turi labai daug užduočių. Todėl darbas komandoje yra neatsiejamas nuo mūsų veiklos. Sustojus vienam sraigteliui negalėtumėm pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mūsų darbe netrūksta ekstremalių situacijų. Kiekvienas rytas gali prasidėti visiškai ne taip, kaip buvo suplanuotas iš vakaro. Pavyzdžiui, gaisrai. Mes patiriam tiek adrenalino, kad ten jau baimės nelieka. Svarbiausia išgelbėti mišką ir užgesinti ugnį. Visada turime būti pasiruošę, saugoti jį, prižiūrėti ir padėti. Miškas yra žemės plaučiai, tad mes miškininkai jį auginame ir saugome dabarties ir ateities kartoms. Na, ir kad geriau suprasti šią profesiją, nusprendėme ją pasimatuoti. Vykome į nacionalinį miškasodį. Mažiai, tu jau užsižymi, tu žinosi, ką pasodina. Giliai per negiliai. Tai va. Tu visą kvietą, padžiek va. Kai va, tai neuždėtų šaknis, tai va, iešk nuo didžiausių šaknies, va. Ir pirštą laikyk ten, kur buvo uždėjus. Tai va. Va. Ir juos nepasodink per giliai. Tai va, jau turim dabar.